Sveiki, Klaipėda gyvai tęsia savo istorinius atradimus ir šiandien mes esame Klaipėdos pakrašty, netoli Žardės, Laistų, Gibišių, ten tolumoje Piliakalnis ir archeologinis kompleksas. Taigi, kalbuosi šiandien su Ieva Masiulienė, archeologė, kuri šiose vietose dirba jau daug metų. Ne pirmi, ir ne antri, ir ne treti. Ir kaip tik yra šiemet lygiai jubiliejiniai metai, nes lygiai 10 metų, kaip mes tyrinėjom šitas gyvenvietės, o šitoj gyvenvietėje Bandužių Žardės jau 5. sezoną mes kasinėjam. Ir šiemet mums pavyko aptikti dar vieną šulinį ir tai jau yra 3. šulinys šitoj gyvenvietėje. Pirmi 2 šuliniai. Vienas buvo praeitą vasarą, o kitas dar už praeitą vasarą. 2011 metais buvo aptiktas irgi rentinis šulinys, sudėtas iš 7 rentinių, viršutiniai buvo ąžuoliniai, o apatiniai taip pat kaip ir šito šulinio iš beržo. Skirtumas tas, kad čia labai gerai matosi net beržo tošis išlikus ir labai gražus visi rentiniai puikiausiai matosi, ar ne? Kuo vertingas ir ypatingas šis atradimas? Visų pirma, tai yra labai vertinga vien konstrukcija, kad mes jau turime rentinę konstrukciją ir 2011 metais šulinį, kurį aptikome 11 metais, sudatavome ir buvo iš 80 amžiaus, tai tikėtina, kad ir šitas šulinys gali būti panašaus laikotarpio ir tai rodo, kad tuo laiku jau mokėjo daryti, naudojo rentinę konstrukciją. Ir greičiausiai ne tik, aišku, šulinių gamyboje, bet ir pastatus rentinius statė. Taip, pastatai rentiniai. Taip pat buvo greičiausiai, dar jų neradote šiose vietose. Dar patikslinsiu, kad 8-10 metais tai yra po Kristaus, ne prieš Kristų. Ir dar keletas klausimų. Jūs randate čia ne tik šulinius, rentinius šulinius, bet ir kitų objektų, kurie rodo, kad čia vyko gyvenimas, ūkinė veikla. Taip, ūkinė veikla. Gyventojai gyveno tuo metu prie Žardės piliakalnio, prie Laistų piliakalnio ir matyt prie Gibišių sunaikinto, o šitą teritoriją ateidavo darbuotis kiekvieną dieną. Mes jį vadinam laisvąją ekonominę zoną. Į laisvąją ekonominę zoną artimiausia gyvenvietė būtų Žardė, ar ne? Taip, Žardė. Gal apie kokį, čia visai netoli, už keliuko, tai čia 200-300 metrų. Ką reiškia eidavo dirbti į lezą? Na, aš suprantu, kad negalite atkurti jau taip labai tiksliai visų tų įvykių, bet hipotetiškai maždaug, kaip galima įsivaizduoti tą gyvenimą? Turit omeny čia? Tai šičia, tai mes randam pagal tai, ką randam, tai visų pirma, aišku, kad jie ateidavo čia lydydavo geležį. O kad išsilydyti geležį, tai yra ilgas procesas, tai reikia rūdą išsikasti, reikia ją išplauti, apdegti. Šulinys ir buvo naudojamas tam, kad išplauti rūdą, nes jinai labai daug priemaišų turėjo. Ir po to jau statydavo rūdneles ir lydydavo tą geležį. Ką gamindavo? O paskui neždavosi matyti savo gyvenamąją vietą ir darydavo jau geležinius dirbinius. Galėjo daryti peilius, kirvius, įvairius daiktus reikalingus namų darbams arba, nežinau, įvairius. Paskutinis klausimas. Koks likimas šito šulinio? Jis tikriausiai bus iškeltas ir? Taip, šiandien mes jį mėginsime iškelti, užfiksuosime, kiekvieną rentinį pažymėsime ir dėsime ant lentų ir saugiai po vieną rentinį, taip eisim ir iškelsim. Ir paskui vidų ištyrinėsim. Ir viduje metalo ieškiklius rodo, kad turėtų kas nors būti. Ką tai reiškia? Labai norėtumėm, kad būtų kokia nors segė, pavyzdžiui. Tada galėtumėm iš karto jau sudatuoti. Taip. O jeigu nebus ten segės ir nebus aiškaus radinio, kurį galima datuoti, tai imsim mėginius ir siūsim daryti radiokarboninius tyrimus ir tada nustatysim tikslę datą. Tikėtina, kad žmonės galės išvysti šį šulinį kažkur kada nors? Mažos Lietuvos istorijos muziejaus direktorius dar nežino, kad yra šitas radinys, aptiktas šulinys, nes jau bus 3. šulinys, kuris turėtų keliauti į Mažos Lietuvos istorijos muziejų. Linkėjimai daktarui Jonui Geniui, su kurie tikriausiai pasimatysime Mažosios Lietuvos muziejuje kažkada, kai jau tas šulinys gražus nukeliaus į savo skirtą vietą, o mes sakome iki pasimatymo, iki kitų susitikimų su Ieva Masiulienė. Galbūt bus dar vienas atradimas ten viduje, aš nežinau, kas ten yra ir jie dar irgi nežino, bet mes būtinai tai užfiksuosim. Iki pasimatymo.